Sveiki, sveiki, su jumis Aušra Stankevičienė ir sukviečiau partnerius, klientus ir draugų, mes čia ir pažįstamų prisikvietėm, kurie galėtų pasidalinti apie Yes Global kompanijos produktus. Kas prisijungėt pirmą kartą, gali būti tai, kas jūs pakvietė, jau kažkiek informacijos davė, bet galiu pasakyti, kad kompanija Yes Global tai yra dar tik metai išvis rinkoje, tai yra Malaizijos kompanija, kuri sukūrė unikalų, kaip sakau, gamtos gale 100% natūralų produktą, kaip ląstelių maistas, kuris regeneruoja mūsų ląsteles. Ir mes visi dabar, kurie vartojame, kiek įmanoma, prašysiu jūsų pasidalinti. Tik dabar toks prašymas. Trumpai, aiškiai, kiek laiko vartojate, ką vartojate, pasakykit kuriuos, nes mes turime 6 produktus, ne? Visą laiką rekomenduojam sistemą gerti, bet yra žmonės ir kitų patirčių pas mus turi, tai ką vartojate, po kiek vartojate ir kokius turit pojūčius, kokia nuojauta, ar kas jume iš tikro toliau skatina vartoti ir gal net ir dalinamės, ir mes daugelis dalinamės apie tai, kas norit būti pirmas? Aš galiu. Sveiki, sveiki. Sveiki, Linute, nuklausom atidžiai. Tai malonu, sveiki visi, kas šiandien susirinko. Šitus produktus pasirinkau iš tiesų, bandydama įvairius kitus produktus ir kai sužinojau apskritai apie ląstelių maistą, kadangi aš pati labai daug tyrinėjau ir pati dirbu su klientais, tai man visą laiką būdavo labai aktualus rezultatas, kad žmonės patirtų tą rezultatą. Ir aš viską bandydavau ant savęs. Pirmiausia, ir aišku, laukdavau rezultatų ir savo klientų. Ir aišku, kada atsirado ląstelių maistas, pati pradėjau juos naudoti, tai naudoju nuo kovo, balandžio, tai pradžios, savijauta, tokia pakylėta gal, nes produktai labai yra kokybiški. Pirmiausia, tai jie tikrai labai efektyvūs. Žmonės iš karto, ir aš pati pajutau labai greitą rezultatą. Pirmiausia, tai pavartojau sunsetą nakčiai. Tai visada galvojau, kad aš gerai miegu, bet kai jį išgėriau pusę tabletėlės pirmą kartą sučiulpiau, tai išsimiegojau, kaip kūdikis. Atrodė, kad tikrai, kaip čia taip gali būti, toks geras miegas, gilus miegas labai buvo. Tai va, gal po kiek, tai po porą savaičių tik tai išnyko man toks pojūtis, nes matai, šitas produktas jisai tvarko tą nervų sistemą ir man būdavo rytais karts nuo karto, jeigu daugiau išgeriu arba visą tabletę sučiulpiu nakčiai, tai toks liktai mieguistumas iš pat ryto. Bet po 2 savaičių man visas tas praėjo ir aš striktelnu iš lovos ir man tikrai labai lengva atsikelti jau anksti ryte. Tai nes būdavo tokių momentų, kad reikia vis tiek save taip prajudinti. Tai vienas momentas, antras naudoju visus produktus, tai yra Kolonguarda ir Sunrise ryte ir Alpha Max moterišką produktą. Ir aš iš principo tai ir anksčiau jau su savim labai daug dirbau ir mitybą pakeitus esu ir naudojus daug kitų produktų. Ir kai pradėjau šitas ląstelių maistą naudotis, tai tiesiog viskas tarsi atsiskleidė, pasikeitė ir kūną, žinau, kad aš jaučiuosi ganėtinai atjaunėjus, man ištisai komplimentus, kad atjaunėjau ir labai nukrito svorio nemažai, nors ir taip nebūdavo to svorio didelio, bet tarkime, kai sėdau anksčiau kokius 60, tai dabar sveriu 52, tai va, ir visi tie nereikalingi riebaliukai, jie ištirpo ir susitvarkė mano žarnynas, kas būdavo kartais, kada
netinkamą maistą, gal kažkoks tai netinka, sunkiau virškina arba trūksta fermentų, anksčiau pavartodavau, tai dabar viso to jau kaip ir nereikia. Tai kolongardas labai gerai tą funkciją man atlieka, nors aš seniau turėjau labai daug problemų, žinokit, aš negalėdavau vartoti pieno produktų, nors aš jų dabar ir apskritai nevartoju, bet man būdavo toks nuo vakarinio pavalgymo pieno produktų būdavo netoleravimas ir aš labai blogai jausdavausi, turėdavau porą dienų pagulėti lovai. Tai žodžiu, Sunrise naudoju, tai žinokit, pastebėjau vieną dalyką, kad išnyko tos žąsų auselės. Ir man sakydavo, net aš atsimenu, prieš kokį 10 metų jau tos žąsų kojelės būdavo, tai sakydavo, tu atrodai vyresnė. Viena moteris sako, tu atrodai vyresnė su tom, taip, žodžiu, ir aš vis kokius kremus tepdavau ir taip toliau. Ir tikrai po šito produkto aš pastebėjau, kad ženkliai viskas sumažėjo ir praktiškai išsilygino viskas. Ir pas vyrą irgi tas pats. Kaip dauguma, sakykime, jau mano amžiaus moterų jau patiria tos priešmenopauzinius simptomus, kai kurios jau menopauzės tos simptomus patiria, tai naudoju šitą Alpha Max V ir jisai iš tikrųjų, žinokit, veikia ir savijauta, ir tų visų procesų, tie visi procesai, jie kaip ir atitolinami. Ir aš pati taip jaučiuosi, tai, žodžiu, bendra savijauta yra labai gera, ką galiu pasakyti. Tai ir mano klientės taip pat visos džiaugiasi ir kad pagražėjo ir oda labai greitai, ir nagai atsistatė, taip, ir mano ir nagai pagražėjo, ir žodžiu, ir plaukai visur jaučiasi, kad jie tokiam intensyvesniam augime yra. Taip, kad taip pat aš dar duodu savo sūnui vakarais Sunsetą, nes toks biškį jautresnis vaikas yra, jam 13 metų, tai labai gerai išsimiega, po pusę irgi tabletėlės. Tai žodžiu, labai tinka paaugliams, pas kuriuos yra tas toksai jautrumas arba aktyvumas pernelyg didelis, tai labai rekomenduoju tikrai, ypač dabar, kada prasideda nauji mokslo metai. Tai turbūt tiek, jeigu kažką dar prisiminsiu, būtinai dar pakalbėsiu, tai ką linkiu visiems naudoti šitą nuostabų produktą. Tai yra pats geriausias produktas, kurį aš šiai dienai esu sutikus ir rekomenduoju jį visiems. Labai ačiū, Linute. Labai ačiū. Kas sekantis? Labai dėkoju, Linute. Tikrai, jinai labai tokia, ir aš matau, kad tu švyti visą ir tavo vyras ir fantastika. Gerai, kas dar galit pasakyti? Airijus, labas. Kas dar galite antras būti? Tai sveiki visi, labas vakaras. Tai iš tikrųjų labai smagu, kad tokį vakarą turim atsiliepimų. Tai labai noriu pasidalinti savo atsiliepimu, jau tikriausiai ne kartą girdėjote. Tai labai džiaugiuosi ir realiai pamiršau, ką reiškia vaistai, ką reiškia vizitai pas gydytojus, ką reiškia bloga nuotaika, atsikelti ir neturėti jėgų ir jaustis taip, lyg visiškai atrodo nemiegoji ir nesilsėjai. Tai visa šita dingo. Tiesiog atsikeli, energinga, nusiteikus, žinai, ką darysi, visur eini su tokiu ūpu, su tokia energija. Tai iš tikrųjų padėjo man šis ląstelių maistas daugybę bėdų išspręsti. Tai visų pirma, skrandžio, mano žarnyno problemos, visos maisto netoleravimo bėdos, netoleravau laktozės, glitimo, gluteno. Tai po šiai dienai galiu valgyti produktus. Yra keletas, kurių jautriau reaguoja skrandis, bet kaip sakoma, kiekvienas organizmas yra savitas ir tu jį perpranti, tai tiesiog aš juos išbraukiu iš savo valgiaraščio ir daugiau nevartoju. Tai tikrai realiai galiu didžiąją dalį produktų valgyti.
ir mėgautis jais, ir džiaugtis, ir tikrai neauga kilogramai krenta ir po šiai dienai krenta. Ir dabar dar savaitę laiko jau taip užsiėmiau atitinkamą savo mitybą ir labai ją stebiu. Tiesiog noriu pasiekti galbūt gražesnių ar dailesnių kūno formų ir taip toliau. Tai žinokit, puikiai labai sekasi ir tikrai Kologuardas super itin veiksmingai veikia, net ir jau man prasivalius žarnyną, jau aš jaučiu, kad aš negeriu Kologuardo kiekvieną dieną, nes šitus produktus patariama vartoti reguliariai nuo 3 iki 6 mėnesių. O aš jau tą etapą praėjau, tai aš jau tiesiog esu atsirinkus pagal save, kurie man produktai tinka. Šiaip vartoju juos visus, bet Kologuardą jau rečiau. Sunsetą vartoju kiekvieną vakarą, nes man miegas ir produktyvus miegas ir kaip ir Linutė sakė, galvojau irgi, kad labai gerai miegu ir kad man tikrai užtenka to miego, tai žinokit, tikrai ne. Man kas labai patiko, kad pradėjau atsiminti ir aiškiai matyti sapnus. Atsikeliu ir kaip taip niekada neatsimindavau sapnų, o čia viską atsimenu. Tai labai fainai, kad tuos sapnus atsimenu ir tas toksai miegas, pavyzdžiui, aš turiu mažąją mergaitę ir mano dar būna atsikelia naktį ar ką, tai vis tiek būna prasibudini viską, paskui vėl kol užmiegi, tai žinokite, su šitų produktų vėl padedi galvą ir vėl miegi toliau. Ir net kelių valandų užtenka ir tavo tas miegas toks būna produktyvus. Turiu vieną klientę, kuri dirba naktinėme darbe ir jinai sako, ką man daryti, taip man sunku, nu aš tą naktį, sako, negaliu to sunseto gerti, sakau, tai jūs pasiderinkit pagal save. Sakau, jūs tą sunsetą grįžus po naktinės pamainos, eidant miegoti, sakau, jūs išgerkit. Ir jinai pradėjo, žinokit, nuo trečdalio ir patikėkit, jinai sako, aš dieną man užtenka 2 valandų, 2,5. Aš sako, vėl kaip ridikėlis, sako, einu ir atsikeliu ir sako, viską pasidarau per dieną visus darbus. Tai labai džiaugiasi. Tai iš tikrųjų jisai priduoda tos tokios irgi ir energijos, nes tas labai daug ką reiškia mums žmogui, gilus ir geras miegas, tikrai. Žarnyno gera veikla ir gilus geras miegas, tai žinokit viskas, 2 pagrindiniai receptai, dėl kurių būsite jauni ir ilgai gyvensite. Tai va, tai vartoju Sunrise. Sunrise irgi vartoju kiekvieną dieną, nes man tai yra grožio eleksyras mūsų, jisai mūsų odai labai gerai. Jis priduoda man ir energijos, jeigu jaučiuosi kažkada atsikėlus, ar kažkas man ne taip, ar kažką būnagi visko, ar nugulė, ar ką nors, tai žinokit, Sunrise'o paketėlį išgeriu ir man visos bėdos praeina. Iš kitų partnerių klienčių girdėjau, kad spaudimą sutvarko. Pavyzdžiui, jaučia atsikelia, kad širdis tabaluojasi, spaudimas didesnis ir tiesiog išgeria visą paketėlį ir viskas apsiramina ir iš tikrųjų labai greitai veikia. Man kas labai patiko šitam ląstelių maiste, aš galiu pasakyti, tai vienas dalykas, kad nėra aibės ir milijonų buteliukų, kurių reikia prisipirkti tikrai daug ir tu net nežinai, jie tau padeda ar ne, tu geri ir jokio efekto neturi. O čia, žinokit, vakare atsigėrei, ryte atsigėrei viskas. Tau nereikia ten po pietų 3 valandą 2 tabletės, po maisto vėl 4 kapsulės. Čia nieko šito nėra. Tai va tas labai mane sužavėjo. Ir tas efektyvumas, ir tas veiksmingumas. Natūralios priemonės, kad būtų tokios efektingos ir veiksmingos, aš tikrai dar nesu tokių išbandžius. Teko daug, žinokit, turėjau su skrandžių žarnynų problemų, tai tikrai teko daug išbandyti ir pelynus, ir visokias skaidulas, ir natūralius būdus, ir žolelės įvairiausias, jau aš ten net pavadinimus, žinokit, neatsimenu, kiek ko gėrė ir būdavo. Kas man dar pastebėjau, kad būdavo labai visi šlykštus šitie dalykai, nes net nuryt neįmanoma būdavo. O čia, žinokite, taip skanu ir tu kiekvieną kartą nori gerti, nes, nerealiai. Tai va, Sunrise'as, atsigavo mano plaukai, nustojo nuo moteriško produkto, geriu kas 3 dienas po visą paketėlį, nustojo man slinkti plaukai visiškai, atsigavau tiesiog ir kaip moteris, nes ir ciklas susitvarkė, turėjau šlapimo nelaikymo problemų po gimdymo ir tiesiog bendrų tokių menstruacijų gausesnių, tai žinokit, viskas susitvarkė idealiai ir dabar tiesiog tas ciklas mano yra reguliarus ir tikrai be gausių išskyrų ir tų skausmų, kai būna tikrai ne vieną moterį pažįstu, kuriai labai būna skausmingos, tai kas pavartojo, žinokit, tikrai pasakė, kad dingo visi skausmai.
Tai labai džiaugiuosi atradus šitus produktus, tikrai rekomenduoju kiekvienam, kas dar nebandėt, išsibandyti ir tiesiog pradėkit kitokį gyvenimą, nes realiai aš tokį, kokį gyvenau anksčiau, aš žinokite, dabar jisai mano yra 180 laipsnių pasikeitęs. Tai rekomenduoju kiekvienam ir linkiu būti kuo ilgiau, išlikti jauniem ir svarbiausia sveikiem. Ačiū labai. Labai ačiū Neringute, tikrai. Aš žinau, kad Neringa labai pareiginga visame, kame jinai ką daro, tai nuosekliai, bet už tai vat ir yra rezultatai. Tai iš tikrųjų labai smagu girdėti. Tai aš šį tarpą dabar noriu, kad ruoštųsi kažkas kitas, aš šį tarpą įsiterpsiu. Apie save aš jau labai dažnai kalbu, kad mano kelias tai dėl svorio buvo pradėta vartoti ląstelių maistas, nes pandemijos metu labai priaugau svorio, kuris man jau pradėjo nepatikti. Ir aš ieškojau, kaip išsivalyti organizmą ir taip užėjau ant ląstelių maisto, iš pradžių vienos kompanijos, dabar jau nuo kovo mėnesio vartoju būtent Yes Global kompanijos produktus. Tai kas man patinka, kad negana to, kad pamažėjo tas svoris, bet jisai, kitą kartą tu ir čia ir pasilepini kažkokį, žinot, vasarą, tai ledą kokį, kaip sakau, kažko ir nesveiko suvalgai, bet svoris stovi stabiliai ir galiu pasakyti, po truputį vis mažėja, bet jisai tikrai neauga. Tai tas saldumynų noras pradingo labai, kaip anksčiau neatsitraukdavau nuo bliūdo, ištisai prie maisto sėdėdavau, tai karts nuo karto jau stebiu save, kad visai nesinori tų patiekalų, kuriuos anksčiau norėjau. Labai gražiai auga nagai, sveiki, nelūžta, plaukai labai auga. Jeigu aš anksčiau eidavau dažyti plaukus kas 2 mėnesius, tai dabar einu kas mėnesį, nes jau tikrai augimas labai stiprus. Galiu pasakyti dar, tai kad energijos, tai jau čia man didžiausias džiaugsmas, kad Sunrise'as ko gero greičiausiai duoda tą energiją, o miegas tai tiesiog Sunseta, įsimylėjau tą produktą ir jisai, aš nežinau, man tai jisai išvis ir smegenų veiklą tvarko ir išvis sveikas geras miegas tai yra mūsų jaunystės eleksyras, tuo labiau, kad mes ryte geriam Sunrise'ą, kuris turi NMN šitą ingredientą dėl jaunystės, ane? Ir naktį Sunsetas labai daro didelį darbą tiek žarnynui, tiek viskam. Tai tikrai labai smagu. Bet aš dar noriu ir apie vyrišką produktą pasakyti, gal kas ir negirdėjot, mielos moterys, kurios dar savo vyrams nedavė to produkto, pradėkite tą daryti nuo šiandien. Tai be galo efektyvus produktas. Tikrai maniškis vartoja tuos saldainiukus. Mes visai bandėm ir nuo 4, nuo 3 pradėti, paskui pusę. Tai mano vyrui per daug pusę, 57 metai jam. Jisai dabar geria 4 ir ne kasdien. Ne kasdien. Bet efektas, jeigu maniškis pats pasakė, turėjom sekmadienį svečių ir prie savo draugo pats pasakė, veikia, tikrai veikia, sako. Tai iš tikrai matau, kad ir nuotaika pasitaisius už tai, kad vyriškas produktas atstato vyrams testosteroną, jie jaučiasi vyriški visame kame. Tai mielos moterys, pamylėkite savo vyrus. Tikrai produktas bomba, jo ilgam užtenka ir tikrai apie šitą produktą galiu daug kalbėti ir turiu labai daug klientų vyrų, kurie perka jau ir po 2, po 3 dėžutę ir kiek supratau ir savo draugams. Tai iš manęs galbūt šį kartą tiek. Aš esu iš tikrųjų naujokė, esu Renata iš Zarasų, mane pasikvietė Stefa. O apie produktus tai sužinojau prieš pusę metų, kai važinėjau kirpyklon pas savo kirpėją ir tiesiog kažkaip įvyko toks pokalbis, kad jinai ten studijuoja holistinę mediciną ir labai domisi tais natūraliais visokiais produktais. Na ir tiesiog
pokalbio metu, nu, jinai pasipasakoja, kad naudoja tokius produktus, kad jinai yra, vat, Yes Global kompanijoj. Ir aš iš tikrųjų kažkaip, na, žinot, daug tų visokių platintojų, daug tų visokių pasiūlų, iš tikrųjų irgi daug ką esu išbandžiusi. Ir dėl svorio, ir dėl virškinimo, ir refliuksą pati turiu, ir labai didelis rūgštingumas. Dabar vat ką išgirdau, berods nesuklysti, jeigu vardo iš Linos, kad susitvarkė ir moteriški dalykai, tai iš tikrųjų šito nežinojau, tai vat norėsiu konsultacijos, nes iš tikrųjų turiu bėdą endometriozę. Turiu tiesiog visą dieną gulėti, nejudėti, nes negaliu nei vaikščioti, nei sėdėti, nei... Na, iš tikrųjų labai gausūs kraujavimai ir labai prasta savijauta. Tai vat išgirdau, kad galima ir tą dalyką susitvarkyti, tai čia man buvo naujovė, naujos žinios. Turiu bėdų dar ir su tuštinimosi problemom, labai dažnai užkietėję viduriai, nors iš tikrųjų irgi jau 2 metai reguliuoju maistą, saldumynų esu labai daug atsisakiusi ir miltinių patiekalų, bet vis tiek vat kartais nuo karto tai turiu tą bėdą ir iš tikrųjų ką galiu pasakyti, kad darbe aš niekam nesakiau, ką vartoju. Ir labai daug išgirdau pagyrų iš savo kolegių, kas čia atsitiko Renatai. Aš net kažkaip pasimečiau, kai manęs pradėjo klausinėti, ką tu gal ant veido tepi, ką tu su savim darai, kad tavo oda švyti, kad tu pasikeitei ir tavo aplamai veidas kažkoks gyvesnis. Nu, kažkaip tai nesupratau, atrodo, nu ką, aš nieko nedarau. Tepuosi kaip įprastais kremais, kosmetika, bet tiesiog net nepagalvojau apie tai, ką vartoju, kad tai yra pasekmė, nes iš tikrųjų nebuvau labai gilinusi apie tai, tiesiog, nu, galvojau žarnyno valymas, o iš tikrųjų tai juk tai ir viskas ir prasideda nuo to, kad atsispindi ir mūsų būsenoje, ir elgesy, ir ant odos viskas tai matosi. Ir po to, po kiek laiko, kadangi aš kažkur kas pusę metų važinėju į kirpyklą, jau po kito karto tiesiog mano kirpėja sako, pabandyk, turiu dar kitą produktą, Colon Guarda. Tai vat irgi jau suvartojau 3 pakuotę, tai iš tikrųjų galiu pasakyti, kad veiksmingesnis negu Green Maxas, man jau bent tai pasirodė. Ir tikrai pojūčiai yra nuostabus, tik tai, kad sakau, labai gaila, kad nežinojau, kad vat ir šiandien ką išgirdau, kad tai turi būti kaip ir ilgalaikis vartojimas, ne tai, kad tu ten pakiuką išgeri, praeina kokią savaitę ar dar tą pakiuką išgeri, tai tik turi būti tas nuoseklumas. Tai vat jau jungiuosi į jūsų grupę 2 kartą ir tikrai išgirstu daug tokių naudingų patarimų. Na, kai dar esu naujokė, tai sakau, dar to laiko reikia įsigilinti, pasiskaityti aprašymus visus. Tai vat, ką išgirdau, kad ir Sunrise'as ten yra, kad irgi jaunystės eliksyras, tai tikrai bandysiu jį. Po to, po pagyrimo, kai mane pagyrė tą kolegę, sakau, nu žinai, gali būti gal dėl to, sakau, kad aš valausi organizmą. Ir kitas dalykas, sakau, labai daug produktų atsisakiau, tiesiog nebevartoju ir pradėjau jai pasakoti apie šitos produktus. Tai vat jinai irgi labai susidomėjo. Tai irgi kiek žinau, kad vat, su Stefa jos labai bendrauja, irgi ta moterytė perka tuos produktus, tai irgi labai geri atsiliepimai. Tai žodžiu, labai smagu matyti jūs visas švytinčias, tikrai švytinčiom akim ir tikrai tokias visas linksmuolės ir labai tikiuosi, kad bendrausim ir po truputį bandysiu visus produktus. Tai labai ačiū Jums. Labai ačiū, Renatėlė, tikrai, nu kaip faina. Galiu pasakyti, kad kadangi mes kai kurios išėjom iš anos kompanijos, tai mano visi klientai perėjo ant Colon Guarda ir beveik visi, nu realiai tie, kurie jau kalbėjo, sako, kad jiems labiau patinka šitas produktas ir aišku, jo ir kaina patrauklesnė, ir jo veikimas, nu, bet tai aišku, ką čia ir kalbėti, jo sudėtis yra ženkliai geresnė. Tai labai ačiū, Renata, būtinai išbandykite visą mūsų sistemą ir Sunrise'as, Sunset'ai yra aišku moteriška. Jeigu turite vyrą, būtinai pasidalinkite ir vyrui. Tai va, tai labai Jums ačiū. Dabar
Mačiau, Augutė gali pasisakyti. Augutė, laukiam. Labas vakaras, ar girdisi? Taip gerai girdime. Mhm. Noriu papasakoti, kad aš turiu tokią ligą kaip Sjogreno sindromas, jeigu žinote, kas tai yra. Tai yra tai, kad visas organizmas labai sausėja. Ir prieš kokius 4 mėnesius buvau pas akių gydytoją ir darė tyrimą ašarų. Tai vienoje akyje rado 1%, kitoje 3%. Ir tai, kai normaliam žmogui turi būti virš 30. Tai galite įsivaizduoti, kokios mano akis ir kaip jos atrodė. Tiesiog kaip pripilto stiklų ir jie visą laiką raižo. Tai vat pavartojus 2,5 mėnesio, aš daugiau vartoju Kolongardą ir Sunrise, tai mano akytės dabar yra jautrios, bet šito raižymo nebėra, sakau, kaip ir net smėlio nebėra. Tai čia man didžiausias džiaugsmas. Daugiau taip pat mano tos vadinamos kapų gėlės dingo. Nu, dar šiek tiek, čiučiu tokios labai blyškios, kur jos buvo. O buvo tokios tamsiai rudos. Tai vat irgi, kad išnyksta pigmentinės dėmės, tai įsitikinau tikrai. Daugiau, ką turiu, reumatoidinį artritą. Tai kai gerdavau vaistus, man būdavo tikrai ne geriau, o blogiau. Rytais, tai ne tik rytais, bet mano padai atrodydavo kaip sutinė. Ir ryte išlipus iš lovos aš net paeit negalėdavau. Turėdavau pastovėti ir daugiau mažai žingsneliais, kol išsijudini, pradėdavau vaikščioti. Tai dabar galiu tekinom lakstyti. Tai va, sakau, tokie atsiliepimai ir dar galiu pasakyti apie Sunsetą. Šeštadienį mano tėvukas susilaužė šlaunikaulį. Tai man buvo toks stresas, kad aš ir vėmiau ir pradėjau viduriuoti, o galva tiesiog plyšo, kraujospūdis sukilo. Nebežinojau, ką daryti, įsikišau Sunsetą po liežuviu ir tiesiog palengva rimo, viskas nurimo, tiesiog viskas nurimo. Ir sakau, ir miegojau visą naktį, nors čia buvo, tėvukas susilaužė kažkur tai apie 4 valandą. Tai sakau, viskas nurimo ir naktį išmiegojau ir tiesiog, ir sakau, ir mamai sudaviau Sunsetą. Tai va, sakau, tikrai žinau, kad šitie produktai veikia ir tikrai labai gerai veikia ir rekomenduoju visiems. Nes, nežinau, geresnio produkto nežinau. Sakau, išbandžiau ir papildus visokius, bet su papildais tai gerai ir nežinai, veikia, neveikia, kaip ir veikia, bet čia šitokiu greičiu veikia, kad tikrai. Tikrai, taip, ačiū, labai ačiū, nuoširdžiai pasidalinote, Augutė, tikrai tai ir toliau linkiu sveikti, kad kitą kartą išgirstume, kad jūsų dėmesio ant rankyčių visai dingo ir akytės patenkintos. Ir tai tikrai labai smagu, kad iš tikrųjų, kas tie keli mėnesiai, ne, efektas, tikrai, wow, labai smagu. Taip. Kai per 2,5 mėnesio tokie rezultatai, tai tikrai. Stebuklas. Labai džiaugiuosi ir nenustokit kalbėti. Aš dar įsiterpsiu, jūs ir tėčiui duokit, žinokit, bent Sunrise, kad tiesiog atsistatytų ir greičiau pasveiktų, žinokit, tikrai labai padeda, ypač vyresniems žmonėms. Mano tėvukui tai 86 metai jau. Tai jis tiesiog, žinokit, ir kraujui gerai, ir bendrai atstatys labai greitai po ligos. Tai va, duosiu tikrai. Gerai, labai ačiū, Augutė. Labas vakaras. Klausom, mieloju. Aš su tais produktais draugauju apie 5 mėnesius, esu Neringos komandai, nuostabios sponsorės. Tai va, ir vartojau iš karto visus 3. Ir Kolongardą, ir Sunrise, ir Sunsetą. Kažkaip aš taip drąsiai visus 3 iš tikrųjų. Pirmiausia, ką pastebėjau, tai sutvarkė žarnyną. Į tualetą išeidavau, jeigu savaitėje 2 kartus, man tai atrodė norma. Norma, atrodo viskas normaliai, bet kai pradėjau eiti kiekvieną rytą, kaip laikrodis, tai kažkas vau. Atrodo, valgai tą patį,
bet taip liemuo plonėja, plus dar sportuojanti porą metų sportuoju, 12 metų šoku, tai nebereikia tų dietų, nebereikia nieko, nes natūraliai tas viskas labai puikiai gaunasi. Tai va, pirmiausiai tai žarnynas, po to didelės problemos buvo su miegu. Čia tai buvo kažkas baisaus mano gyvenime, aš net nežinau, kiek metų aš nemiegu normaliai. Ta prasme, užpuola tiesiog tokie, kaip aš vadindavau, nemiegadieniai. Kada tu užmiegi 4 ryto, o tau 6:30 keltis į darbą, arba tiesiog jau pradeda eiti miegas, o tau jau reikia keltis. Ir taip dėkim 3-4 dienas iš eilės. Tada automatiškai jau esi pervargęs, akis graužia, kaip žvyro pripiltos. Ir kai jau nebeištverdavau, prašydavau pažįstamos, kad duotų Xenaxo, nes pas gydytoją nenuėjęs negausi. Ir mano amžius dar netoks, kad nepamiegoti atrodo. Kada pervargdavau, išgerdavau Xenaxo ir atsikeldavau iš ryto kaip guminė, nedarbinga, iki pietų tokia kaip šlapių maišų trenkta. Tai va, tas buvo kasdienybė, kol įsivažiuodavau vėl po truputį ilgiau miegoti, bet apart 6 valandų ilgiau tai niekad nepavykdavo. Ir va, kai pradėjau vartoti tą visą auksinį trikampį, aš po 2 savaičių, nežinau, aš kaip sakydavau vyrui, čia ne miegas, o jau koma. Galvam pagalvės padėjai, 5 minutės manęs nebėra. Ir kaip laikrodis iš ryto atsibundu ir jokio mieguistumo, nieko nėra, iš karto žvalus. Būdavo žadintuvą, nusistatai, suskamba, dar 5 minutės. Dar 5 minutės, tai po 3 kartus išjunginėjai ir daugiau. Dabar aš žadintuvo net nesulaukiu, aš jau kaip laikrodis vidinis tas dirba. Tai iš karto strikt, 6:30 iš karto praustis, nežinau, energijos pliūpsnis ir darbe visur. Nes aš manau, kad automatiškai, kada tu išmiegi, išilsi ir ta energija atsirado, nerealiai, va 5 mėnesiai, jokių nemiegadienių ir aš Sanseto dabar nebevartoju kasdien, vartoju tik tai, kada pavargstu darbę daugiau, arba, kažkokios problemos kažkur. Tai va, tas miegas tiek natūralus, kad čia, neprilygsta niekam. Tiesiog, kaip atsigulė ant vieno šono, ant to pačio šono ir atsibudai. Toks jausmas, kad tu net neapsiverti. Ir va, tai va, ta buvo pati didžiausia problema. Po to kraujo tyrimai buvo daryti prieš pusmetį. Ne kažkokie jie pas mane, ten buvo cholesterolis viršijo, cukrus ant ribos, po to inkstų, kažkas tas inkstų, net nežinau, dabar ne to pavadinimu, rodmenys irgi ribiniai. Nežinau net kas tas yra iš tikrųjų. Tai va, po 0,5 metų aš pasidariau vėl visapusiškus tos kraujo tyrimus, man gydytoja paskambino, sako, tobula, aš neturiu, prie ko prikibti. Va, ir tiesiog nei aš mitybos keičiau nieko, bet viskas susitvarkė. Aišku, nagai, plaukai, oda, raukšlelių tų mažų, iš tikrųjų nebeliko. Ir po to turėjau dar tokią bėdelę, beveik metai laiko, kaip yra vokas apatinis ir ties plaukelių linija apatinio voko atsirado toks kaip miežis, ne miežis, sausas miežis, kaip jisai ten gali vadintis. Aš po kokio gero pusmečio nuėjau pas gydytoją, nes jis man po truputėlį pradėjo didėti ir mirkčiojant man kliūdavo jau į akies baltymą. Ir akies baltymas tiesiog tokia kaip raudona dėmelė jau buvo. Gydytojas pasakė, kad čia reikia operuoti, sakė pavadinimą to darinio prie akies, bet aš dabar neatsimenu. Sako, reikia operuoti, operacija tai tikrai nesudėtinga, Mažeikiuose nedaro, reikia važiuoti į Šiaulius arba Klaipėdą. Galvoju, vasarą pralauksiu, nes vasarą čia nėra nei laiko, į darbai ir viskas, ir aš galvoju, išsioperuosiu. Ir žinokit, nežinau, po mėnesio, po 1,5 vartojamų tų ląstelių maisto, jis man pradingo. Jis man visiškai išnyko. Aš vyrui rodau, dukrai rodau, sakau, ar man vaidenasi, nieko nėra. Mano gražios apatinės blakstienos, tiesiog, va, puiku. Tuščia vieta, viskas. Jokių operacijų, jokių vaistų, nieko. Sakiau, stebuklas. Va, ir dar baigiant apie save, irgi ką turėjau dėl, sakykime, grožio, ne problema.
Vienoj aky po akim buvo toks kaip puslelė, ne puslelė, kaip maišelis. Nu, kaip būna žmonėms pakiuose maišai, pas mane po vieną akim tokia, nu, kažkas negražaus. Iš ryto atsikeldavau ir ta viena akis tokia patinus ir ta puslelė visada būdavo. Ir aš kreipiausi ne tai, kad pas kosmetologiją, aš kreipiausi pas atvažiuojančią iš Kauno gydytoją, dermatologė, kosmetologė, ten vienu žodžiu. Ir nuėjau, kad, nu, ką man daryti, nu, negražiai man čia po takim, va taip. Ir jinai nusifotografavo mano veidą. Sako, aš pasitarsiu su kolegom. Bet jinai man atsakymo čia ir dabar negalėjo duoti. Sako, nu, nežinau, žinokit, nu, keista, ne po abiem akim, po vieną, iš ko, kaip, kas. Ir niekas man neskambino, niekas man nieko nepasakė, kas man čia yra ir kaip galima padėti. Man atsakė į šitą klausimą ląstelių maistas. Kaip dingo tas, sakykime, sausas miešis, kaip aš jį vardinu, tai pas mane jokios puslelės po akim nebėra. Lygios akis, gražios, tvarkingai viskas, be jokių aukštųjų išsilavinimų gydytojų pagalbos. Va, ir visiškai, sakau, ant tiek patenkinta. Ir dabar taip pasižymėjau, tos pagrindinius, pasižymėjau, kad nesiblaškyti. Sesiai. Po mėnesio vartojimo pasiūliau sesiai, jai labai migrena didelė, 20 metų kenčia nuo migrenos. Ir tie migrenos tos atakos būna, užpuola ir kokias 6-7 dienas, sakykime, praskauda galvą, gelia tiesiog. Ir padeda tik tai labai stiprus vaistai, kurie yra priekyboj tik tai su receptais. Ibumetinai visokie tokie nepadeda. Ir tos atakos jai būdavo mėnesį kartą. Tai po savaitėlę, kai atkentėdavo, jinai jau pripratus, sako, man tai yra normalu. Jinai pavartojo, dabar aš nežinau, mes mėnesį tesiskiriam to vartojimo, aš 5 mėnesius, jinai 4. Tai jai migrenos tie užpuolimai tokie sumažėjo 50%. Ir jeigu užpuola migrena, tai jinai tęsiasi maksimum porą dienų. Ne 6-7, kaip būdavo, bet porą dienų. Ir tą skausmą nuramina paprasčiausias ibumetinas. Nebereikia tų stiprių vaistų, kurie ėda ir kepenis. Tai va, jinai labai laiminga yra. Aišku, ir žarnynas susitvarkė, kaip ir visiems. Po to uošvienėliai mano. Kraujospūdis, jinai pensinio amžiaus ir miegas. Miegas labai prastas, be ksenakso, jokio miego. Ir jinai tą ksenaksą, aš dabar nežinau, kiek vartoju, 2 metus, gal daugiau. Ir jinai irgi tą trikampį visą gėrė. Po 2 savaičių jinai ksenaksą pasidėjo į barelį. Sako, jo man nebereikia. Ir jinai vartojo jau irgi 3-4 mėnuo. Jokių vaistų nuo kraujospūdžio, jokių vaistų nuo miego. Išmiega labai puikiai, energija aukštumoj, skraido, žodžiu. Skraido, vat. Po to mano tėtis yra po koronos, po 3 skiepų, insultas, aišku, po visų tų gerų dalykų, neklausė vaikų, kad geriau mūsų paklausęs būtų, nes nenoriu komentuoti savo nuomonės apie tai. Ir žinokit, po insulto labai suprastėjo ta sveikatėlė, jėgų nėra. Beprotiškas kojų skausmas jam atsirado ties klubais. Vakare be lazdelės iš vis nebegalėjo vaikščioti. Ir aš jam nuvežiau prieš mėnesį Kolongardą ir Sunrise'ą. Ir prisakiau abu gerti kartu. Po pusę viską, atmintis labai sutrikus, užrašiau jam ant didelio lapo, dideliom raidėm, kaip vartoti, kada vartoti, kiek, kaip kas. Ir tėtis mano sako, po 3 savaičių vartojimo, sako, man nebeskauda kojos. Nusakau, vau, stebuklas, tėtukai. Sako, o tai kada tą žalę pradėti gerti? Nu, žinokit, rankom suplojau. Sakau, tai tėtuka, tu negėrė abiejų iš karto. Ir Kolongardą, ir Sunrise'ą. Tai jis gėrė tik Sunrise'ą 3 savaitės. Jam nustojo skaudėti kojos. Tai va, tik šią savaitę prisakiau žalę, tėtukai, einant miegoti, turi būtinai gerti kartu. Va, ir jisai yra 72 metų amžiaus ir iškart pajuto, vat, per tokį trumpą tą vartojimą.
vyras mano labai skeptikas, 3 mėnesius žiūrėjo, kaip aš vartoju, kaip aš čia po truputėlį žydžiu, kokia aš čia visą skraidau, kiek tos energijos, jis skeptikas, jis sako, nuodai veikia. Vartoju ir tada jau buvo paskutinis taškas, kada aš visą laiką su miego trūkumu, sekmadienio rytą 7 valandą, kada nereikia į darbą, atsikeliu 7 ir ateinu, atnešu jam kavos, savo kavos. Tai jis rankom suplojo, sako, viskas, duodi ir man vartoti, čia jau, nebenormalu. Ir pradėjo vyras vartoti dabar 2 savaitę. 1 savaitę kolongardą, nes aš bijojau duoti jam daugiau iš karto, nes rūkantis žmogus, galvoju, kai ten prasidės visokie blogumai, nebevartos. Ir po savaitės pasijuto labai gerai, jisai jausdavo skrandyje sunkumą kiekvieną rytą, pjovimą skrandyje, tai tas liovėsi po savaitės. Po savaitės vartojimo kolongardo. Tai va dabar prijungiam Sunsetą, tai sakė, yra energija, gera nuotaika. Ir vartos ir toliau, dabar mane palaiko, jau dabar sako ląstelių maistas, nebesako tavo nuodai. Tai va, o šiaip apibendrinant visų savo klientų, kas vartoja, tai vienareikšmiškai visiems susitvarkė žarnynas, vienareikšmiškai. Kažkam svoris, kažkam plaukai nagai, energija taip pat absoliučiai visiems ir superinis miegas visiems. Tai va, šiai dienai tokie mano atsiliepimai. Man tai yra atradimas, kaip aš sakau, tai yra stebuklas iš gamtos, stebuklas iš Dievo žmogui. Aš daugiau neturiu ką pridurti. 100% pritariu ir, tikrai atsiliepimas iš vieno žmogaus ir aplink jų, tai jūs įsivaizduokit, be galo dėkinga tau, Egida, ir tavo vardas nuostabus, ir tavo atsiliepimas nuostabus. Jūs įsivaizduokit, kiek mes padėdami savo aplinkui padedam žmonėm būti sveikiems. Šiurpai eina, aš galvoju, Dieve, tai mes turim rankose tokį stebuklą. Tikrai tiesiog reikia nenustoti kalbėti ir mes tikrai visi būsime sveiki. Tai labai labai ačiū, Egida, tikrai labai geras atsiliepimas. Ir tikrai dėkinga, va dar įdomu, jeigu tavo vyras dar kada vyrišką pabandys, tai irgi faina Mes bus. pabandėm vyrišką, bet tegu kiti bando ir pasidaro įspūdžiai nuostabus. Tikrai taip. Mes nebandėm tik tai kavos, turiu nusipirkus kavą, dar tik kava liko neišbandyta. Tai kava iš tikrųjų jos veikimas lygiai toks pats, tik tai irgi ją reikia gerti ne po visą, pasidaryti tokį tiesiog kaip gėrimą, nes jinai yra irgi pakankamai stipri ir, aišku, gerti rytais. Gerai, labai labai ačiū. Ir dar prie vyriško pasakysiu, kad kompanijos rekomendacijose nerekomenduojama gerti alkoholį, kai vartoji tą dieną vyrišką. Tai va irgi reikia į tai žinoti. 40. Aha, Stefa, gerai. Tikrai yra malonu klausytis žmonių atsiliepimai. Tikrai ir mane noris pačiai kalbėti apie tos produktus. Aš esu be galo laiminga, džiaugsminga ir kurie irgi vartoja šitus produktus. Tikrai nemoku apsakyti, nes pati daug ką susitvarkiau savo sveikatai, vartojau tikrai labai daug papildų, prisižiūrėjau save ir vienos ir kitos firmos buvo įstojus tų papildų. Vis vien ne taip, sužinojus apie kamienines ląsteles ir aš esu be galo laiminga ir džiaugsminga, kaip pasakius, kad man galėjo sutvarkyti ir žarnyną, nes turėjau hemorojų, po operacijos man buvo labai tikrai sunku išeiti į tualetą, kaip sakant, labai kietėdavo viduriai, ką aš irgi nedariau, bet pradėjus vartoti tikrai pajaučiau labai labai gerai. Ir palengvina ir vidurius, ir kiekvieną dienelį tu išeini, kartais ir po kelis kartus. Labai tikrai džiaugiuosi. Taip pat džiaugiuosi dėl širdies. Pas manęs yra problema su širdimi. Nes turiu, kaip pasakius, ir invalidumą, bet aš nesijaučiu, kad turiu invalidumą, nes turiu tiek darbo, tiek jėgos, kad aš galiu dabar viską tikrai pasidaryti, sutvarkyti, nes tikrai ritmas yra nelabai kaip, kas turi ritmo, žino kaip ir su tuo ritmu, jeigu kas turi kraujų spaudimą, kas turi
kraujo spaudimą, arba reikia skystinti kraują, ar pulsas, kad yra pakilęs. Tai yra, žinot, kad tikrai yra sudėtinga tikrai sveikata, bet dabar šiuo metu tikrai man yra pagerėjusi ir energijos tikrai turiu ir džiaugiuosi tom klientėm, kurios jos ir pačios vartoja, kurios ir įstojus, kurios vartoja, kurios dar nori vartoti, kai kurie, žinotum, dar neprisijungia, bet tikrai yra verta išmėginti. Aš esu be galo laiminga, džiaugsminga, atradus ir visiems galiu kalbėti, šnekėti, nes, kaip sakant, pats produktas kalba už save. Aš tik tai tiek trumpai. Be galo tikrai daug buvo prisakyta. Labai labai ačiū tau, Stefutė. Stefa visą laiką vis pasisako už tai, kad moteris tiesiog švyti ir ko nedžiaugsmas mum, kai mes tikrai jau kurios moteris turim ir 50, ir 60 metų, ne? Ir kai Man yra... Galiu pasakyti savo, kad aš tikrai išeinu, kaip sakoma, į pensiją. Ne, aš esu jauna. Ne, tai tu į džiaugsmo pensiją išeisi. Kas dar? Ačiū, Stefutė. Lotto kompaniją į Lietuvą įvedėm prieš pusę metų. Kai kurie žmonės mes naudojame kitos kompanijos. Aš tik iš tikrųjų visai nenoriu čia reklamuoti tos kompanijos. Bet mes pradžioje kai kurie pradėjome nuo anos kompanijos, todėl aš patikslinsiu biškį, kad kurie žmonės sako, kad jau virš metų naudoja, tai reiškia, jie dalį tos kompanijos produktų naudoja ir perėjo dabar prieš tos kompanijos produktų. Tai tiesiog, kad negalvotų žmonės, kad mes čia kažką tai nusikalbam. Sveikos, dar kartą. Aš tai turbūt čia, žinot, iš tų pirmųjų, kaip sakant, kur, kaip dabar Aušrelė sakė, iš tos anos kompanijos, šitos draugauju su šitom ląstelėm, maistu šitų ląstelių. Tai pirmiausia, tai aš atėjau čia dėl žarnynų, nes buvo problemų, į tualetą 2-3 kartus per savaitę, ir ką, reikia kažką daryti. Ir su Valerija, labai esu dėkinga Valerijai, sako, reikia bandyti tokį turiu produktą, ir paskui pradėjom manutų. Tai buvo pradžioje šitie produktai, paskiau, kaip visos perėjom čia, ir aš perėjau. Tai o dabar tie rezultatai, žinokit, tai tokį pas mane daug visko gerų yra. Pirmiausia, tai pastebėjau, spaudimas man susitvarkė. Kur, žinokit, man jau 30 metų turbūt, aš visą laiką gėriau vaistus, paskutiniu metu jau buvo ir 1, 2, 3 ir 4 tabletės ir sakau, palaukit, tai kiek čia galima, žinai, daktarų. Tai ką jūs norite, jau jūs čia pasižiūrėkit kiek metų, ne, tai sakau, tai dar už kelių metų tai visą saują reiks gerti. Tai taip sako, jau reikia taikyti su tuo. Dabar negeriu nei vienos tabletės ir spaudimas tikrai. Žinokit, bet tai jau man susitvarkė jau kokį metą, aš taip negeriu. Aišku, kaip Aušrelė sako, ten vis tiek tos ląstelės, irgi tas ląstelių maistas. Bet aš, žinokit, geriu, galima pasakyti, jau taip sąžiningai. Jau būna tarpas, kad ten biskį pamainau vieną kitą produktą, bet jau taip tikrai geriu. Paskiau aš kiekvienais metais darausi kepenų. Einokoskopą pasidaryti, nes pas mane 10 metų apriebėja kepenys. Ir kiek tie daktarai rašė visokių ten tų papildų ir ten tų arbatų visokių nieko jos, kad ten ar būtų dar apmažėję, net nesustojo. Jos palaipsniui vis didėjo ir paskutiniu metu jau buvo, prieš metus jau buvo beveik 2 laipsnių tas kepenų suriebėjimas. Dabar nuėjau šį pavasarį. Ir žinokit, man toks šokas buvo, jis ten apžiūri mane, apžiūri viską, aš visą laiką einu. Čia Kaune, prie Girstupio pas tą patį vyruką, jisai apžiūri, čia tas gerai, tai gerai, sako, viskas jokių nėra, o tai sakau, kaip tos kepenys, o tai kas, sako, jum ir tom kepenim, tai sakau, kaip tas suriebėjimas, koks, sako, suriebėjimas. Sakau, tai aš čia tik dėl to ir atėjau, ne, jūs, sako, gal kažką maišot, nesakau, tai aš kiekvienais metais darausi, būtent pas jūs. Oi, nežinau, sako, jis prišoka prie to kompiuterio, sako, tikrai, sako, mano pačių daryta.
Ir vėl jis prie manęs ir vėtė mane iš visų pusių vartų, sako, nieko nėra aplamai. Iš vis, sako, iš vis jokio, sako, kepenų, kad ten nors būtų tie taškiukai balti kaip pradžia. Nieko, sako, nėra. Ir paskui jisai, žinai, o tai paskui, žinai, dar prieš tai, ten žiūri, sako, tulžy, nes pas mane buvo tulžis, tai pilna jau, tas nesakydavau, ar čia pas tave daug tų akmenų sulipė į vieną, ar čia vienas didelis akmuo, bet tai sako, dar kol nesiplečia, kol tą tulžį neplečia, tai sako, aš labai nenorėjau tos operacijos, bet jau skysčiau, sako, tai tie to nieko nėra pas tave ir jau ten jinai nefunkcionuoja, to tulžis. O jis dabar žiūri mane, ten viską sako, čia tas akmuo yra, čia didelis koks, bet sako, vat ir to skysčių, sako, tiek nemažai yra ir toks skaidrus, gražus, aš tyliu nieko nesakau, galvoju, tai va prieš metus sakė, iš vis nefunkcionuoja niekas, tai va vadinasi, tirpsta tie akmenys, ar kaip suprast, iš tikrųjų, Nesakau, man būdavo anksčiau, tai atsikeliu rytą burnoj kartu, išprotėjimas, jeigu jau ten kokio kepto suvalgai rūkytų, viskas, šakys. Tas rėmuo kaip grauždavo, dingo viskas, man visas rėmuo dingo, nieko nėra. Iš vis nieko dabar nėra. Pas mane yra kimgliaukoma, tai žinokit, nuėjau, aš kiekvienais metais kaip darausi, tai 15 metų rašau vaistus, ten žiūri viską. Visi žino, kad šita liga negydoma. Daktarai sako, tu susitaikyk čia su tuo, galima ją pristabdyti, bet sako, jau glaukoma tai nėra gydoma. Dabar, žinokit, nuėjau mane tenai, pažiūri, sako, reikia pasiūsti į kitą kabinetą, nusiunčia ten irgi pasižiūri, tai man, žinokit, per 3 kabinetus mane klinikose siunti, vienur žiūri, jos nesupranta, sako, kaip čia sako, kaip sako, taip gali būti. Man net vaistų, žinokit, norėjau nuimti. Aš sakau, ne, palaukit dar. Sakau, dar nenuimkit tų vaistų. Dar aš paleisiu, sakau, tegu būna. Tai matot, kokį, sakau, tokį rezultatai, kad aš džiaugiuosi ir sakau, net nežinau, kaip pasakyti. Dabar ties to vitamino C laukiam irgi, žinokit, labai jau noriu, prieš tą, kaip sakant, kaip Aušrėlė vakar sakė, vėl čia kokią kvarabą mums nori užnešti, vėl kokią pandemiją. Tai va, kas da, plaukai taip pat nustojo slinkti, nagai, kaip sakai, irgi tu kaip susitvarkė. Kas čia? Pigmentinis dėmės vadingo, nieko nėra, pas mane čia tokios ruda rankos buvo, viskas. Paskiau, pusseserė, žinokit, jai buvo depresija. Tai irgi naudoja šitos produktus. Tai šitą numiegu, kaip sakau, jinai iš pradžių labai nemiegojo. Tai sakau, tu šitą pabandyk, žinai. Liuk, sako, ką tu? Man asmeniškai tai su miegu niekad problemų nebuvo. Niekada nebuvo nieko. Nežinau, aš tos energijos visą laiką daug turėjau. Tai šiuo klausimu nežinau, ką pasakyti. Va. O taip, tai, dar, kaip žinokit, dar vienas dalykas man buvo. Aš kaip gėriau tuos visus, net nežinau, nuo kurio čia produktų, žinokit, buvo, nes, taip, plaunu galvą pasilenkus ir, žinokit, taip staigiai nosį užkimšau. Galvoju, kas čia taip, ne čia sloga, tai būna vandenukas ten bėga, o paskui tik bet taip iš karto užkimšau. Ir, žinau, toksai, galvoju, čia iš tos kanalizacijos toksai kvapas eina, galvoju, kas čia dabar toksai man. Tai žinokit, man ėjo tokį smirdantys pūliai iš nosies, kaip prasimušiai, bet tokį žali, tokį viešpatie, galvoju, kas čia pasidarė. Aš paskui ir Valerijai skambinu, sakau, tu įsivaizduoji, kas čia man darosi, sakau. Tai tu, sako, džiaukis, tau pramušiai, čia, sako, sinusai kažkokie buvo užsilikę. Bet aš atrodo, ne aš to COVID sirgau, aplamai nesirgau. Aš aplamai nežinau, kada man sloga buvo. Bet tai įsivaizduojat, kažkas tai buvo, ar čia, čia grinai, atrodo, iš nosies, iš tų sinusų, net nežinau, ką pasakyti, iš kur man čia ėjo viskas. Bet taip, žinokit, aš net būdavau taip nuo žmonių, galvodavau, čia kaip atrodo, mane užuos, kaip atrodo, žinokit, tikrai tai buvo. Bet prabuvo kelias, net savaitės nebuvo, gal kokias 4 dienas, gal 5, taip. Kaip staigiai prasidėjo, taip staigiai dingo. Toks, Paskiau visą gyvenimą, žinokit, turėjau bėdą su šlapimo pūsle. Nuo pat vaikystės. Nei aš maudytis galėdavau, nei aš ten jau, čia atvažiuojam į gamtą, jeigu jau vakare kokia rasa kojos sušlampa, aš to iškart turiu bėgti tabletę nuo pūslės uždegimų gerti. Viskas.
Bet tas man dingo turbūt po pusės metų, aš kai pradėjau naudoti. Maudausi, duoduosi dabar ir viską man jokios nėra pūslės, žinokit, uždegimų. Tai va sakau, kiek visokių va tokių, sakau, aš tai labai patenkinta ir tikrai labai patenkinta, kad va, yra tie produktai. Tai Sakau, labai ačiū. Taip, kas viduj darosi, tai nematai žmogus, bet va, kad išorėje pamatai, va, kaip tos kepenys ten susitvarkė, kad, dingo man visi tie, žinot, papilomų daug buvo. Dingo man jos visus. Fantastika. Sakau, taip. Fantastika. Labai ačiū, Sigutė. Tai vat, čia toksai kaip ir ženklas, kad negalvoti žmonės galvoja, kad čia aš 3-4 mėnesius pagersiu ir man viskas... Tai tikrai tokį nusiteikit biškį ilgiau pagerti, ypatingai, kurie mes esam vyresnio amžiaus. Bet faktas tas, kad paskui pasiliekiau gal daugiau profilaktiškai po kiek laiko. Taip, bet vienas dalykas iš tikrųjų, kaip smagu girdėti, kad su natūraliais produktais, kurie natūralūs ingredientai, kurie, kaip sakau, ir svarbiausia, kad Yes Global būtent kompanijos produktai tikrai yra labai gera prieinama kaina. Jeigu sudėti visą tą sudėtį, kuri yra kiekvieną paimti ingredientą ir pirkti atskirai, tai tos dėžutės kaina būtų virš 200 €. Mes tikrai turim, net pusę 100 nekainuoja ir tai fantastika. Tai gerai, labai ačiū, Sigutė, tikrai, nes vis laukiau, kada pradėsi pakalbėti. Kad vis darbai, dabar va atostogauju, tai sakau, kaip mums pasisekė. Nes ruošiuosi, vis negrįžtu iš po darbo, grįžtu jau tenai į pabaigą, jūs ten kalbat, įsijungiu galą, paskui įrašus klausau, tu žinot, va dirbi, tai va taip ir gaunasi. Ačiū tau, mieloji, tikrai. Dar noriu papildyti. Laukiam. Tai aš irgi darausi tyrimus ir seku, nes turėjau aš ir su skydliaukė problemų savo, tai ir D vitamino pas mane amžiaus stoka būdavo, tai žinokite, pas mane yra viskas normoj ir aš papildomai tikrai nieko negeriu, apart dar omegos 3, ką papildomai geriu, o daugiau visiškai nieko, tik ląstelių maistas ir man tas D vitaminas visą laiką normoj, o anksčiau visada man būdavo jo stoka ir būdavo net ir leidžiama, į užpakalį leisdavausi ir būdavo ir geriama tam duonos tokį didelį, pildavaus, tai jisai man pakeldavo kažkur tai mėnesį laiko. Po mėnesio vėl pas mane krisdavo ir slinkdavo plaukai, nagai lūžinėdavo ir viską. Tai dabar viso to nėra. Tai tikrai stebiu ir save ir nueinu tos bendrus kraujo tyrimus pasidaryti, tai sakė viskas čiki-piki. Tai va, tai norėjau tik šitą pridurti. Labai ačiū tau, Neringute, tikrai man labai smagu, kad partneriai jau tikrai vartoja ir nebijo apie tai kalbėti, dalinasi už tai, kad jūs turbūt daugelis sutinkat žmonių, kuriem pasiūlot produktą pabandyti, jie irgi klaus, tai va, kaip čia veikia, kaip ką, tai mesgi visą laiką galim nusiųsti šitą įrašą ir daugiau mes tų įrašų apie atsiliepimus turim ir mes galime dalintis, dėl ko aš prašau, kad nenustokite apie tai kalbėti. Kuo mūsų bus daugiau sveikesnių, tuo mums smagiau ir tėvai sveikesni, ir vaikai sveiki. Tai tikrai, kaip sakau, mūsų sveikata labai priklauso nuo mūsų ir fizinės sveikatos, ir psichologinės, ir dvasinės, ir mentalinės. Ir tai viską apima visą tą gyvenimo pilnatvę. Tai jeigu nėra daugiau pasisakančių, tai mes šį vakarą pabaigsim.